kur einame su knysliuku, neklausinėkit mus. Pam param 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 param. Kur einate su knysliuku? Į klubą. Į klubą? Į kokį klubą? Gal į medaus mėgėją? Ne, į lektorių klubą. O kas tai yra? O, tai tobulėjančių, besimokančių ir konsultuojančių kitus kolegų grupė. O ką jūs ten veikiate? Mokomės vieni iš kitų, dalinamės patirtimi. Ir vedame mokymus. Siekiame kokybės, siūlome idėjas mokymų kokybėje gerinti. O kaip tai darote? Stebime mokymus. Ir teikiame patarimus lektoriams. Mums labai svarbi kitų nuomonė. Todėl turime mokymų vertinimo anketas. Tiesa, vakar pats ją pildžiau, nes buvau laiko planavimo mokymuose. O kaip klubą surasti? Eime, dėsiu. Sveiki, kolegos. Papasakokite apie lektorių klubą. Lektorių klubas suburtas 2009 metais. Tuomet klubo veikloje dalyvavo 17 darbuotojų. Daug vandens nutekėjo, daug kas keitėsi. Šiuo metu yra 18 narių. Turime klubo nuostatus, metinę veiklos programą. 2012 metais stebėjome 11 mokymų. Suteikėme grįžtamą ryšį lektoriams, atnaujinome mokymų vertinimo anketas. O ką jūs veiksite ateityje? 2013 metais kursime vienodą mokymų praktiką, rengsime mokymų medžiagą. Stebėsime mokymus ir suteiksime grįžtamą ryšį lektoriui, ugdysime savo kompetencijas. Ir visi mokosi ir moka mokyti? Mes turime mokymų metodiką. O jeigu aš nieko nesuprasiu? Lektorių klubo nariai stebi, vertina ir pataria visiems, kurie kreipiasi. Jei reikės pagalbos, kviečiame užsukti. O, jūs tiek visko darote. O jeigu aš pamiršiu? Na, įsiplikite arbatos į virtuvėlę. Rasi skelbimą. Puslapyje savas sužinosi aktualią informaciją, naudingas nuorodas, patarimus vedantiems mokymus. Tai einame visi į klubą. Į klubą! Tu užrašyk ant jo sveikinu Mikė. Ir viskas? O ką daugiau? Reikia parašyti taip. Sveikinu gimimo dienos proga, linkiu laimės asmeninėme gyvenime. Oi, puiku, taip ir rašyk. Tik tai pridėk vardą Mikė. O tu pats nemoki? Moku, nesijaudink. Tik taisyklinga rašyba truputį šlubuoja. Viskas gerai, tik kažkodėl šlubuoja.